Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Iš visų karaliaus Jošijo palikonių išgyveno ir po savęs paliko palikonių tik Jehojachinas, Jošijo anūkas. Antroje kronikų knygoje 36 skyriuje randame tokį tekstą. Jehojachinas buvo 18 metų, kai tapo karaliumi ir karaliavo Jeruzalėje 3 mėnesius ir 10 dienų. Jis darė, kas nedora Viešpaties akyse. Baigiantis metams karalius Nebukadnecaras pasiuntė žmonės atgabenti jį į Babiloną kartu su brangiaisiais Viešpaties namų reikmenimis, o jo brolį Zedekiją padarė Judo į Jeruzalės karalių. Kartu su Jehojachinu, su jo nelaisvė, Viešpats taip pat paliko pranašystę. Kaip aš gyvas, taip Viešpaties žodis, net jeigu Jehojakimo sūnus Konijas, Judo karalius, būtų antspaudo žiedas ant mano dešinės, net nuo ten jį nuplėščiau. Žodis išverstas kaip antspaudo žiedas reiškia ne tik papuošalą, bet ir antspaudą, o tai yra karališkos valdžios simbolis. Todėl paaiškėja, ką nori pasakyti Viešpats. Valdžia Judui, Dievo tautai, pereis į Babilono karaliaus rankas. Toliau Viešpats tęsė. Atiduosiu tave į rankas tiems, kurie ieško tavo gyvybės, į rankas tiems, kurie tau kelia siaubą, į rankas Babilono karaliui Nebukadnecarui ir chaldėjams. Nublokšiu tave draugė su tavo motina, kuri tave pagimdė, į kitą kraštą, kuriame negimėte ir ten jūs mirsite, į kraštą, į kurį trokš grįžti, jie nebegrįš. Ar šis žmogus Konijas nėra puodas, šlamštas, skirtas sudaužyti indas, kurio niekas nenori? Tai kodėl jis ir jo palikoniai išblaškomi? Kodėl nublaškimi kraštą, kurio nepažįsta? O šalie, išgirsk Viešpaties žodį. Taip kalba Viešpats, įrašykite šį žmogų kaip bevaikį, nevykėlį per visą gyvenimą. Nė vienam iš jo palikonių nebepavyks vėl atsisėsti į Dovydo sostą ir valdyti Judo karalystę. Tai mes randame Jeremijo knygoje 22 skyriuje nuo 24 eilutės. Šie žodžiai skamba kaip Jehojachino prakeiksmas. Nei vienas iš jo palikonių nebus karalius. Jis tapo paskutiniuoju Judo karaliumi, nors ir nelaisvėje. Jehojachinas 37 metus praleido Babilono kalėjime. Lygiai tol, kol Nebukadnecaras valdė Babilone. Tačiau, kai karaliavo vyriausiasis jo sūnus Avel Mardukas, jis iš kalėjimo paleido 55 metų Jehojachiną ir išaukštino jį, grąžindamas jam Judo karaliaus vardą. Taigi Jehojachinas yra ne tik paskutinis Judo karalius, bet ir karalius be karalystės. Jis paliko gausų būrių palikonių, tarp kurių išsiskiria jo anūkas Salatėlio sūnus Zarababelis. Mato 1 skyrius 13 eilutė. Senajame testamente tas vardas truputėlį parašytas kitaip. Pirmą kartą judėjai grįžo iš nelaisvės, kai Persijos karalius Kyras pavedė statyti Jeruzalės šventyklą. Zorobabelis, kaip jau dabar parašytas Senajame testamente, būdamas Medo Persijos karalystės Judo regiono valdovas, nebuvo vadinamas karaliumi, tačiau tuo pačiu metu per pranašą Agėją Viešpats patikino, kad Jehojachino prakeiksmas bus panaikintas. Agėjo knyga, 2 skyrius nuo 6 eilutės skamba taip. Kreipkis į Judo valdytoją Šaltielio sūnų Zerubabelį, vyriausiąjį kunigą. Kas tarp jūsų dar yra gyvas, kuris matė šių namų pirmykštę šlovę? Kaip jums dabar jie atrodo, argi jie niekas jūsų akise? Tačiau dabar drąsos Zerubabelį, tai Viešpaties žodis, drąsos vyriausios kunigė, Zechocadako sūnau Jozuė, drąsos visi krašto žmonės, tai Viešpaties žodis, imkitės darbo, juk aš su jumis, tai galybių Viešpaties žodis. Antrąkart Viešpaties žodis pasiekė Agėją. Mėnesio 24 dieną kalbėk Judo valdytojui Zerubabeliui, sakyk, sudrebinsiu dangus ir žemę, nugriausiu karalysčių sostus, sunaikinsiu tautų karalysčių galybę. Išvartysiu karo vežimus draugės su jų įgulomis. Žirgai klups, o jų raiteliai žudys vienas kitą kalaviju. Ta diena, tai galybių Viešpaties žodis. Paimsiu tave, Zerubabelį, mano tarne, Šaltėlio sūnau, tai Viešpaties žodis. Ir padarysiu tave savo antspaudo žiedu, nes aš tave išsirinkau. Tai galybių Viešpaties žodis. Antspaudas
Brangus draugai, kuris buvo viešpaties nepaisomas Jehoiachino asmenyje, suranda Dievo malonę Zorobabelio asmenyje. Tačiau tikroji šios pranašystės prasmė rodo vienintelį Zorobabelio palikonį, kuris bus vadinamas Izraelio karaliumi. Brangus draugai, tai yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.